daugumaus nereikėjo pasakyti. Čia buvo gražio geriau už... Čia buvo... Klausyk, duok aš tau surimuosiu tavo eilėraštį. Aš jauna, bet graži, bet mano papai, bet vaikinai į mane nežiūri, nes aš Gerda Bieliauskaitė. Nu. O Dieve, kodėl taip stumi ant manęs? Nu, jau pradėt. Ne, nu tai aš nestumiu. Jeigu aš stumčiau Gerdą, tai tu jūstum, kaip aš stumiu. O Dieve, nenorėčiau, jau žinok, nenorėčiau. Nu tai va, aš nestumiu. Nenorėčiau, žinok, apseisiu. Be jautimo. Gerda, tai va, tu apie eilėraščius kalbė. Eilėraščiai turi taip rimuotis juokingai, supranti. Biskį sarkazmo reikia, pasijuokti savęs. Bet tu supranti, kad bent kas antra eilutė turi rimuotis. Tai žinok, mažytė, aš tau pasakysiu. O pas tave yra labai taip nesusidėlioja eilės. Klausyk, tu jau manęs kūrybos nemoky, žiūrėk, aš tau eilėraštį suvarysiu. Kartą sutikau mažą Bieliauskaitę. Ir jos paklausė, mažytė, kur tu eini? O ji sako, aš einu namo. O Petras sako, Bieliauskaitė, mūsų prie laiptinės gerai pasitrauktume. 8, Rožytė. 8, davai, pasikuriam. Kokios 8, Rožytės, tau rimtas vyras duotų per naktį ne 8, o 15. Davai, 6, Rožytė. 4. 4. 4. Vieną. Jūs tai, kai turės vyrą, tai nesakys mane 4 naktį reikės rožyčių, o 15 rožyčių. X2. Kokį X2? X2. Klausyk, Gerda, kaip gali pas vyrą būti X2? Koks vyras X2? Kaip gali pas vyrą būti X2, Bieliauskaitė, tu man pasakyk. Mašina gali būti. Kokie ten, nežinau. Ačiū. Ačiū. C-H-R-V-R-S-X-N. Gerda, pasakyk, kiek tu sveri, Gerda? Taip svoris. 42. Čia apie mane šitą dainą? Mažotai. Nu, maža aš, smulki. Žinau aš tą dainą. Maža, bet smulki. O kas tau sukūrė tą dainą? Jūs tai apie tave? Ne, čia vienas parašė, kad man viena daina tinka. Klausyk, bet va, aš apie Gerdą Bieliauskaitę sukūriau dabar dainą. Džoni, ačiū. Gerda Bieliauskaitė laukia visi klientai iš eilės. Nu, va, čia tai būtų paskutinė eilė. Kokie dar klientai manęs laukia? Už durų visi klientai laukia Gerdos Bieliauskaitės. Va, čia tai būtų pliusas. Šis daina būtų nemirtinga. Dieve padėk. Dieve padėk. O Dieve padėk. Dieve padėk. Dar padėk. Ačiū. Tai tau ačiū. Jesus Christ, aliuja. Pasimelsiu už tave. Ačiū. Jiems komentatorius parašė, kodėl užblokinai, nes sakė, be tavęs jis negali gyventi, jis iš proto eina be tavęs. Jei negali be manęs gyventi, teks negyventi. Jam jau sakė, viskas stogą nurovė, jis parašė, viskas sakė, aš... Negali gyventi, teks tiesiog nebegyventi. Tai sakė, jis nori pasimatymų, o tau įvažiuoti jau nori, sakė. Aš bijau bernų. Na. Aš bijau bernų, negaliu. Nieko, Justė eilėraštį sukūriau gražų. Kartą gyveno graži Justė su ilgais plaukais šviesiais. Nežinau, gąstina mane. Bet maža mergaitė ėjo į mokyklą ir sutiko gražus berniukas. Ir sako, Justė, gal tave palydėt? Man atrodo, kad jau jei tu mane lydėsi, tai tu ir tapsi mano vyru. Palydė, atidaro Justės mama ir sako, va, jau būsima žentas čia jau bus. Tai kad sako, čia pasako, ne eilėraštis?
Nu, pasaka, tu nu, labiau ką? sakai pasakos, o ne eilėraščius. Nu tai kas čia, nu viskas rimuojasi, mažytė. Svarbu Nu, rimuojasi. nesirimuoja, Tu tai tavo eilėraščiai. klausyk, kas nesirimuoja, tu Nu, pavydė. nesirimuoja. Klausyk, Gerda, tu manęs jau nemokyk, man viskas rimuojasi. Tau jei nepatinka, tai tu neklausyk, Gerda. Tau nesirimuoja. Tu net nemoki Džoni, ačiū. Dar harhačiškai 5 kurti reikia. 5 muzikos. rožytės. Tu nemoki nei eilėraščių kurti, nepyk, bet reikia į savęs pasijuokti kartais, Gerda. Gerai. Kaip pasakysi? Ne, nu kartais juokas, Gerda, atneša labai didelį tau širdį aurą. Na. Taip, taip. O jeigu tu sėdėsi kaip bažnyčioj liūdna, tai pasimk, va, čia gražiaus dovanos krenta, kam čia įmeti tokius, tai turbūt jūs tai. Džoni, ačiū. Už korgį ačiū. Džoni, nepamiršk, jūs tai neš gėlių prie Nu, durų. Džoni. Gėlių nepamirški mest. Ir tau ačiū. Užsipistų niukas heiterį, jeigu tau kas nepatinka, pasipisk į šikną ir triusikais pasidaužyk šlapiais. Atsiprašau, čia komentarą atsakiau. Džoni, ačiū. Kodėl vėl tokia negraži prieš tai juoda visa gražiai atrodai? Ką tu čia Tomai nusišneki? Taip pat atrodo, lygiai kaip buvo. Nu, gali prisinarkašino, gaidenas dalykai, kurių nėra. Herus prisipiso už tai. Nu, aš tai, pavyzdžiui, žinai, Maksimui nusiperku broškų. Niekad nemėginai Biliauskaitę broškų. Ne. O žinok, Maibachas sakė, aliejum pastep kūną. Žinok, labai padeda. Nebūna žuvies, tu supranti, kada tavo kūnas dabar kaip žuvies šeriai būna. Nu. O kai pasteps aliejum, tai pamatysi, Gerda. Teps švelnesnė oda. Ačiū už patarimą. Na, ačiū, kad tu, Gerda, nesijuoki. Niekad, aš tave pralinksmyti noriu, o tu visada... Nu, tai tu man patarimą, kad davėjai. Na, bet kai tu kaip... patarimus dalina. Klausyk, Gerda, tu kaip bažnyčioj sėdi, nu liūdna, tai pasimk, eik dabar į bažnyčią, čia lavatą. Ne tabletės, o Petras toks natūraliai. Aš tai natūralus, aš pas mane nieko nėra, tik tai... O nenorėtum pasidaryti operacijos plastinės, Petrai? O kokios tu nori pasidaryti? Sakau, tu nenori pasidaryti? Ne, aš nebent kardanų. Pasiekit visi, Džoni, pafollowinkit. Gali šikną nenori įsidėti didesnį? Ne, aš geriau vamzdį pasididyčiau. Ant 10 metrų. Nu. Ačiū, Džoni. Tai Gerda, davai susitinkam pasimatyti. Tai ką? Pasiekit būtinai, Džoni. Grįžtu konkursą. Aš tavęs bijau, Petrai, negaliu, bijau aš tavęs. O ko tu bijai manęs? Nu, tai kai pasigausi mane, tai pasibaigs. Klausyk, ar aš tau toks pavojingas atrodo? Taip, bijau aš tavęs. Ai, jeigu bijai, tai viskas aišku. Ne, aš neįžeidinėsiu. O, muzikos paklausysiu. Oi, kažką paspaudžiau.